Ačiū, laba diena visiems, gerbiami Seimo nariai, gerbiami kolegos, tikrai malonu, kad pakvietėt pakalbėti. Šita tema, kurią tikrai vadinčiau turbūt nebe problema, ypač po tokių dviejų pranešimų, tai katastrofa dabar. Aš turbūt dar labiau sutirščinčiau spalvas. Esu vaikų pulmonologė Violeta Radžiūnienė ir dirbu su pacientais, kurių plaučiai iš tikrųjų kenčia dėl to, ką jie įkvepia. Ir pastaraisiais metais turbūt daugiau mes turime problemų ne dėl to, kad jie įkvepia kažkokias tai infekcinės daleles, alergijos, kaip dabar pavasaris yra taip pat labai daug žydėjimo jie įkvepia, bet elektroninių cigarečių inhaliacija, ar ne? Tai, kas patenka į kvėpavimo takus vaikam. Ir kalbame apie kažkokius tai skaičius, bet iš tikrųjų tai nėra tik skaičiai. Tai yra ne tik statistika, tai yra vaikai mūsų kabinetuose kaip gydytojų, tai vaikai mokyklose, tai vaikai namuose visi. Ir kaip minėjau, tai turbūt nebe problema, tai turbūt katastrofa yra dabar ir nuo to masto norėčiau pradėti. ESPA tyrimo duomenimis už 2024 metus Europos duomenys sako, kad 15-16 metų paaugliai jau 1 iš 3 yra išbandęs elektroninės cigaretės, tai vadinasi klasėje, kas 3 yra vartojantis šį prietaisą. Kas yra su Lietuva? To paties tyrimo duomenimis, vėlgi 3/3 moksleivių per paskutinį mėnesį vartojo elektroninės cigaretės. Tai yra tikrai be galo daug. Kaip jau minėjo profesorius Badaras, kada jie pradeda vartoti, tas amžius vis jaunėja, vidurkis Europos tendencijos yra 14,2 metų, bet iš tikrųjų patikėkit, vartoja ir 9 ir 10 metų vaikai, ir 6 duoda 7 pabandyti ir sako, įtrauk, 2 įtraukimus tau užteks, bet kadangi negauna labai greito per 2 minutės efekto, nes visa tai vyksta pertraukos metu mokykloje, tas 7 padaro 4 įtraukimus ir staiga netenka sąmonės ir atsiduria ligoninės priėmimo skyriuje. Nes vėlgi niekas nežinome, kas įdėta į tų elektroninių cigarečių skystį. Tačiau labiausia mane slegia tas faktas, kad net 62% paauglių to tyrimo duomenimis mano, kad elektroninės cigaretės yra visiškai nekenksmingos. Ar ne? Tai toks sukuriamas saugumo mitas ir tą labai aktyviai propaguoja, kaip aš suprantu, tik tai tabako pramonė. Ar ne? Nes vaikai tai yra tikrai jų tikslas, jų toks targetas, kurį galima labiausiai paimti. Na, augimo tempas Europoje vartojimo iš tikrųjų per pastaruosius 8 metus padidėjo 3 ir Lietuva yra aukščiau vidurkio. Ir kodėl taip greitai, tai minėjo ir profesorius Badaras, ar ne, ir prieš tai buvęs pranešėjas daktaras Haris, kad tai ir saldų skoniai, ir ypač įdomus, kaip čia keliauja prietaisai, kuriuos lengva paslėpti, kuriuos lengva įsigyti internetu, socialinė žiniasklaida labai daug, tačiau tas klaidingas saugumo jausmas mes tikrai šitą mitą turime griauti. Toliau medicina. Kas vyksta plaučiuose? Daug kas galvoja, kad, parūkysiu elektroninės cigaretės, tai kas ten yra vandens aerozolis, nieko čia tokio, ar ne, bet iš tikrųjų tai nėra vandens garai. Ir tai yra toksinų, sunkiųjų metalų, nikotino mišinys, kuris ir veikia nuo stambiųjų kvėpavimo takų iki pačių smulkiųjų kvėpavimo takų. Nepriklausomai nuo skonio, nepriklausomai nuo prekės ženklo, turime kalbėti, kad visos elektroninės cigaretės nėra gėris. Ar ne? Ir ką turėtų žinoti 4 pagrindinius faktus, aš kaip vaikų pulmonologas, manau, kiekvienas politikas, kuris šią problemą sprendžia. Pirmiausia, pirmas faktas, kad net ir pirmas įkvėpimas jis nėra saugus ir nuo pat pirmo įkvėpimo vyksta visi negrįžtami pakitimai. Iš karto bronchų spazmas, vaikas gali ir užsikosėti, ar ne, ir uždegimas, jisai prasideda nuo pat pirmųjų įkvėpimų. Ir tai nėra močiučių pasakos, kaip aš sakau, kartais draugų
pakalbėjimai. Tai iš tikrųjų tyrimo duomenim įrodyta, kad tas per pirmasias įkvėpimo minutės plaučių gyvybinė talpa gali sumažėti netgi 5%. Tai atliekama spirometrijos metu ir tai tyrimai tą parodė. Antras faktas, su kuriuo norėčiau supažindinti ir į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, tai, kad yra rizika paaugliams sirgti rūkantiem elektroninės cigaretės bronchinė astma yra 2,6 karto didesnė nei nevartojančių cigaretės. Astma sergantis, jeigu jau iki vartojimo elektroninių cigarečių jie sirgo bronchų astma, jie net ir 3 kartus dažniau patenka į skubios pagalbos skyrių. Jiem iki 45% dažniau būna astmos paūmėjimai, kartais jie juos sprendžia namuose, bet tikrai dažniau patenka į skubios pagalbos skyrių. Trečias faktas, kurį norėčiau paminėti ir kurį jau minėjo profesorius Badaras, elektroninių cigarečių sukelta ūminė plaučių liga. Pirmą kartą aprašyta 2019 metais Jungtinėse Amerikos valstijose pacientam, kurie turėjo tikrai labai rimtų kvėpavimo problemų. Iš jų nemaža dalis buvo ir paauglių, na ir kaip matome 68 mirtis iš 3000, tai iš tikrųjų yra labai daug. Lietuvoje ar mes turime šios ligos atvejų? Aš pati asmeniškai nesu susidūrusi. Kauno gydytojai minėjo, kad galbūt taip, galbūt buvo tokių atvejų, bet kadangi TLK-10 klasifikacijoje nėra kaip po atskiros tokios ligos ir mes dažnai pamirštame paklausti net ir sunkios būklės paciento, ar jo paties, ar jo tėvų, ar tu vartoji elektroninės cigaretės. Bet žinokit, šitas klausimas dažniausiai neturi atsakymo. Vaikai arba tyli, arba labai retai jie atsako, aš, galbūt retkarčiais, bet galbūt tik tai draugas davė pakvėpuoti vieną įkvėpimą. Taip kad jeigu mes aktyviai labai nesiaiškinsim, iš kitos pusės aktyviai neskleisim žinios apie tai, kiek yra blogo šitas prietaisas ir kiek jis duoda žalos, tai tikrai mes atsakymo negausim. Na ir ketvirtas faktas, kad plaučiai vystosi iki 25 metų. Kaip ir smegenys vystosi ne tik tai iki 5 ar 10 metų, taip ir plaučiai. Ir kiekvienas pažeidimas paauglystėje, tų vaikų, kurie pradeda veipinti 10, 12, 15 metų, gali turėti įtakos visam gyvenimui ir sumažinti kvėpavimo rezervą. Ir tai dar kas svarbu pažymėti, kad tai yra negrįžtama. Na ir visi šitie procesai iš tikrųjų vyksta kiekvieną kartą sulig kiekvienu įkvėpimu. Ir dar noriu ką akcentuoti, kad kuo mažesnis vaikas, tuo jo kvėpavimo dažnis yra dažnesnis, tuo jo kvėpavimas yra gilesnis. Ir keliaudama toliau nuo medicininių faktų, aš labai noriu šiandien paliesti tokią temą kaip pasyvų rūkymą, apie jį buvo kalbama, kai buvo labai daug dėmesio skiriama tradicinėm cigaretėm, tačiau vėlgi kalbėdami apie elektroninės cigaretės, mes turime galvoti, kad tai yra mitas, jog tai yra saugu, kad tai tik vandens garai, tai yra mitas. Iš tikrųjų, aerozolyje sunkiųjų dalelių jų yra 2,5 karto daugiau negu leidžia Pasaulinė sveikatos organizacija. Tos dalelės ore aplinkinėme išsilaiko iki 20-30 minučių ir pagalvokim, jeigu tai yra automobilis, tėvai, kurie sėdi priekyje dažniausiai už vairo, rūko elektroninę cigaretę, koncentracija tų kietųjų dalelių gali pasiekti iki 30 kartų daugiau už leidžiamą koncentraciją. Vadinasi, ir tas vaikas, kuris sėdės mašinoje taip pat, jis įkvėps žymiai daugiau. Lyginant miegamajame, jeigu tai mažai vėdinama erdvė, vėlgi ta koncentracija irgi pakankamai didelė. Vaikui miegant kvėpavimas jo yra gilus, vadinasi, žymiai daugiau tų kietųjų dalelių pateks ir toksinių medžiagų jo kvėpavimo takus. Na, netgi šalia
atviroj aplinkoj stovėti nėra gerai, tačiau tiesioginio srauto vis tiek reikėtų vengti. Vaikų, kurie gyvena su elektroninės cigaretės vartojančiais tėvais, giminaičiais namuose, jiem net 5% yra nustatoma padidėję uždegiminiai biožymenys kvėpavimo takuose. Jiem 1,7 karto dažniau kartojasi kvėpavimo takų ligos, tokios kaip bronchitai, ir tokiem vaikam net 35% yra nustatoma nikotino metabolito kotinino kraujyje. Čia yra atliktais tyrimų duomenimis. Ir tai nėra tik tai mano nuomonė, tą, ką kalbėjau iki šiol, tai iš tikrųjų yra labai žymus vaikų pulmonologas Jungtinėje karalystėje, profesorius Andrew Bushas, ir jo ekspertinė pozicija, kuri yra pateikiama pastaraisiais metais visur jo straipsniuose, jo pranešimuose, kad elektroninės cigaretės iš tikrųjų kenkia vaikų plaučiam ir mes į tai turime labai atkreipti dėmesį. Tai nėra saugi alternatyva tradiciniam rūkimui, kaip jau kalbėjo pranešėjai iki šiol, ir kad tam reikalingi neatidėliotini politiniai sprendimai kiekvienoje šalyje. Ir kaip jisai sako, jeigu mes nežinome, kas yra šituose prietaisuose, kuris perėjo per šitą salę, tai iš tikrųjų, kaip mes galime žinoti, kad tai yra saugu vaikų plaučiam. Ir mano šiandien dienos žinutė jum visiems, nenoriu gal į namus, gal ne į namus, gal į darbą, kad tas aerozolis nėra saugus, jame yra visko, visų tų toksinių medžiagų, sunkiųjų metalų, to paties nikotino. Mūsų kvėpavimo sistema ir vaikų kvėpavimo sistema sureaguoja jau po pirmo įkvėpimo. Elektroninės cigaretės didina lėtinių kvėpavimo takų išsivystymo riziką. Mūsų vaikai pradeda kvėpuoti, inhaliuoti elektroninės cigaretės 12-15 metų amžiaus, tas tyrimas buvo tarp 15-16 metų vaikų. Nežinau, kaip ateis, kokie vaikai išaugs ir ką mes turėsime po 3-5 metų, tą pasakys suaugusių pulmonologai, tai yra labiau ilgalaikis stebėjimas turi tam būti daromas. Ir turbūt labai svarbu yra pasakyti tai ir vardinti tai visur, kad elektroninės cigaretės yra labai agresyviai nukreiptos į vaikus ir jų vartoja vis daugiau ir vis mažesnių vaikų. Apie pasyvų rūkimą minėjau, tai ypač kūdikiam ir mažiem vaikam yra labai svarbu. Ir kas yra mažiau kenksminga, kaip bandoma pateikti, kad elektroninės cigaretės yra mažiau kenksmingos, su mažiau nikotino negu tradicinės cigaretės, tai nėra saugu ir ypač tai nėra saugu vaikam, kurių plaučiai dar auga. Aš esu vaikų pulmonologė ir mano kaip gydytojos pareiga yra gydyti, bet turbūt geriausia medicina yra prevencija. Ir prevencija prasideda tikrai ne mano kabinete. Ir prevencija turi prasidėti čia, dabar, šitoje salėje, mums visiems bendrai kalbantis ir priimant sprendimus. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai, gerbiama daktarė. Tai kalbant apie sprendimus, tai ar reiktų draust šitas elektroninės cigaretės? Nes kai kurie parlamentarai, yra tokių parlamentarų, kurie sako, kad jūs tik tai dangstotės vaikų sveikata ir panašiai. Taip, draust, bet ar kiekvienas draudimas pasiekia savo rezultatą tiesiogiai? Turbūt mes turime per keletą kelių prieiti prie to draudimo, o ne tiesiogiai pasakyti, kad draudžiam, turime ir dar papildomų, matyt, priimti sprendimų. Be abejo taip, bet tik tai su to bet man labai primena pandemijos laikotarpį. Aš ne antivakseris, bet. Iš savaime suprantama, kad tas bet turi būti, bet turbūt, kai mes pradedam su bet, tai tada ir įveliam į tai, kad o kaip su nelegalia prekyba ir taip toliau ir panašiai. Galbūt palikim tai, kaip sakant, šitą klausimą ir sekantiems pranešėjams ir galbūt daugiau padiskutuokim paskui gale. Tai atkreipkim dėmesį į tai, kad oponentai galbūt tik tai ir laukia va tų, kaip sakant, to netvirtumo, to bet ir panašiai. Dėkui.